kartais tarp projektuotojų ir geodezininkų gali atsirasti nesusipratimų dėl miškų ribos. Ir topke jisai gali matyti vienokią ribą, kaip šito atveju, o regijoje arba geoportale matyti visai kitą mišką. Kaip šituo atveju atrodo, kad čia visur yra miškas, nors čia akivaizdžiai matome, kad yra pieva ir keletas medžių pažymėti. Tai tokia situacija gali atsitikti dėl to, kad miškininkai dažnai tą savo taksaciją atlieka ganėtinai netiksliai. Jie iš ortofoto atlieka ir dažnai šešėlius užtaksuoja ir panašiai. Ir jų ta taksacija ganėtinai yra netiksli, o geodezininkas matuoja vietovėje tikslesniais prietaisais ir dažnai ta riba gali žymiai skirtis, kartais kelis, kartais net 11 metrų. Tačiau projektuotojas projektuodamas turi atsižvelgti ir šitą miškininkų kadastrų žemėlapį, nes jeigu jisai netyčia sugalvotų kažką čia projektuoti, jis vis tiek turėtų kreiptis į miškininkus, kad jie, jeigu padarė klaidą, kad jie taisytų. Bet gal šiuo atveju tiesiog čia bus vykdomas kažkoks atsodinimas ir tos klaidos taisyti galbūt čia ir nereikia.